Sveiki visi, šiandien yra antradienis ir kaip matot mes einam, o dabar yra 10:30 ir mes einam į autobusų stotį, nes šią savaitę visą savaitę lis ir tik šiandien tai yra antradienį lietaus nebus, nei Alytuje, nei Kaune. Todėl prieš lapkričio šventes, prieš vėlines norim sutvarkyti dviejus kapus. Tai mažonų kapus ir mamos bei senelių. Tai važiuojam kaip visada į Kauną, jau seniai tikrai buvom ir dabar tvarkysim kapus. Tad kam patinka kapų turizmas, sekite. Pasėdime autobuse, tada nevažiuojam. Stom stotėje, bet turėtų po 5 minučių pajudėti, tai dabar vairuotojas kaip nuėjo į autobusų stotį ir ten susitikrina, kiek žmonių važiuoja, kiek nuperka bilietų ir tada ateis ir važiuosim. Mes nebūtume mes, jeigu nenueitume pietų pavalgyti į tą valgyklą, kur kažkam net nepatiko, nes sakė, kad ten svirti ir panašiai. Ai, mes dar truputį eisim į turgų, tai dabar einam prie bankomato įsigryninti pinigų, o paskui eisim pavalgyti. Tada eisim į turgų ir tada jau važiuosime į Karmėlavą, gal pirmiau. Tai va, anksčiau eidavom į Sotų Vilką, tai ta pati valgykla, tik tai dabar Sotų svečias vadinasi. Čia bus muzika, įeinu į vidų ir išjungiu. Buvo labai skani rūgštynių sriuba, tai dienos pietums priklausė ir taip pat kažką mėsos, bulvių košę ir kokiomis norime salotomis. Skaniai pavalgėme. Edmundas kaip godžiai valgo rūgštynės, mano rūgštynės čia. Lieja, gera kavinė. Ten geriau turgų. Žvakučių esam nusipirkę. Gražios šitos. Gražios. Tvarkėm kapą ir dabar turim uždegti žvakutę, kadangi labai šilta, 11 laipsnių šilumos, o apsirengusi žieminę striukę, tai prasisegiau ir dabar uždegsim vieną žvakutę. Kadangi dėdavom anksčiau po 2 ir kažkur perskaitėm, kad geriau 2 nedegti, nes dėl ekologijos, tai dabar degam visą laiką vieną. Tai va tiek, dabar važiuosim į Senevos kapines. Pas Mažonų šeimą. Kas nežino, kad aš esu Loreta Mažonė. Dabar atvykome prie Mažonų kapo Senevos kapinėse ir dabar turim 4... Nežinau, kur tai. Ir dabar turim apie 40 pusvalandį, gal jau tik tai. Iki autobuso grįšime į autobusų stotį ir važiuosime į Alytų. Nemoku degtukų uždegti. Čia gerai. Nu, padarysiu taip. Oi, kaktus. Kągi, grįžtam į Alytų. Iš Kauno grįžome vakarą, o dabar buvau pas draugę čia kurorte. Tas kapišonas nelyja ant galvos. Ir pabuvau pas ją truputį, labai trumpai. Čia paskui labai retai mikriukai važiuoja, tai atlikti iki stotelės ir pasirodo ne į tą stotelę. Bet čia taip pat tas mikriukas atvažiuos, tik tai 2 minutėm vėliau. Tai reiškia, viena stotelė toliau atėjau į stotelę. Tai ta kita buvo turbūt arčiau, gal ir tas pats. Taip, man jokas skirtumo, nes čia truputį nardo po kurortą tas mikriukas 11 ir kažkada 11 važiuodavom, kai dar gyvenom Panemunę.
Tai jeigu dabar gyvenčiau Panemunėje, tai nuo šitos vietos mane nuvestų tiesiai namo. O dabar pusiaukelį išlipsiu ir bus dabar tie namai yra pusiaukelėje. Sveiki, mėlieji! Tiesiog vlogą buvau padarę šiokią tokią pertraukėlę ir pačiai kažkaip nesinorėjo filmuoti, nes taip ir niekas kitaip nevyko negu įprastai. Tiesiog negaliu jums rodyti to paties per tą patį kasdieną, tai nerodžiau, tai visai pasidariau savo laisvų dienų darbo. Ir dabar yra šeštadienio vakaras po 6:15, o po 8:15, tai reiškia po 2 valandų, įsikviečiam Boltą, kadangi autobusai jau nevažiuoja, o mums reikia atsidurti miesto centre. Kaip atsimenat, gal daug kas tokią kavinę Pušis. Taip, ir kas ten būna Pušyje, irgi turbūt atsimenat. Pušyje būna gyvo garso muzika, tai ten rengiami koncertai ir susimokė bilietukus nebrangiai, nes tuo pačiu ten galės jiems pelnas iš to, kad tu dar užsisakysi kažkokių gėrimų. Tai va, mes važiuojam truputį anksčiau, negu koncertas prasideda. Koncertas prasideda 21:15, bet virtuvė užsidaro, man atrodo, 9 valandą. Tai mes norim atvažiuoti 8:30, kad galėtumėm dar užsisakyti maisto ir tada tik tai gėrimus. Tai va, o koncertas jau buvo matytas senuose vloguose, kur buvo Svaras 609 grupė. Ir tai yra sunkiojo roko grupė. Bet žinot, kaip man patinka, tik tai neturėjau ką apsirengti, jokių odinių drabužių, kaip rokerė kažkokia. Nu, tiesiog man patinka labai įvairi muzika ir aš klausau ne tik tai popsą, ne tik tai roką lengvai. Man atrodo, yra toks pavadimas soft rock, tai yra tas lengvasis rokas. Galbūt labiau linkstu prie soft roko, bet taip pat patinka ir tranki muzika. Tai va, mes dabar kaip ir pavažiuosime, truputį parodysiu kažkiek iš koncerto, tai gal galėsite įvertinti, gal ir jums patiks, nu kažką parodysiu. Ir ką valgysim gal parodysiu. Ir gerai yra tai, kad kai gyva muzika ir filmuoji, tai jokios autorinės teisės neprisikabina, nes tai yra iš koncerto ir tai yra mano įrašas, reiškia, aš esu savininkė to įrašo ir tada puikiai galima parodyti, nes jeigu kažkoks koncertas paleistas tik per televizorių, tai jau tada prisikabina copyright, žodžiu. Tai va, tai žiūrėkit, stebėkit toliau, kaip mes važiuosim ir kur išlipsim, ką pamatysim, ką išgirsim. Atvykome į kavinę Pušis ir dar čia tik tai pasirengimas, dar neprasidėjo koncertas, bet mes čia sėdėm antroje salėje, todėl matysime tik per televizorių. Užsisakėm tokių patiekalų, čia užkandis prie alaus, nu tai visai skanu, duonytė kepta. Ir dabar laukiam koncerto, nes po pusvalandžio turi prasidėti. Kadangi esame antroje salėje, tai matom tik ekraną, bet nieko negirdėti, nes labai žmonės klega ir nesigirdi nei tos muzikos nieko čia. Sveiki visi, šiandien visą rytą klausau muziką, viską darydama klausau muziką, tai dabar dar ausinių nenusėmiau, bet galiu nusimti, nes iš tikrųjų jos jau negroja, kadangi filmuoti ir leisti muziką per telefoną tuo pačiu metu neįmanoma. Tai va, vakar buvo tikrai nuostabus koncertas, nusifotografavau su visa grupe, čia nuotrauka, nors tai nelabai kokybiška, bet galite pasižiūrėti. Jei rasit mane, tai gerai. Taip pat norėjau pasakyti, kad labai esu dėkinga savo gerbėjams,
kurie piešia jau dabar ne tik mane, bet ir mano vyrą Edmundą, kuris retsykiais pasivaidena vloguose, nes dažniausiai jis būna už kadro kitoje pusėje, kadangi jis filmuoja. Tai va, o dabar pieškite kiviuką. Na va, to norėčiau labiausiai kiviuko nuotraukų, ne nuotraukų, bet piešinių, dėl to, kad kiviukas iš mūsų pats gražiausias. Tai va, šiandien yra sekmadienis. Oras nelabai koks turėtų būti, šiaip mačiau, kad saulė išlindo, bet labai praneša didelę tikimybę lietaus, tai nežinau, čia keisis, kas ar neskeis, bet žodžiu, galbūt ir niekur neįsim, šiandien pasidėsim namuose ir švęsim sekmadienį, kaip Biblijoje parašyta, ne Biblijoje gal. Ai, Biblijoje Mozės, tie rasti, tie, kur gavo iš 10 Dievo įsakymų, sekmadienį švęs buvo toks įsakymas. Tai va, švenčiam. Na, čia suprantat, kad aš biškai juokauju. Kiviukas, aš jums parodysiu kiviuką. Kiviukas miega. Miega kiviukas. Bet žinokit, kiviukas po to mūsų išvykimo į Italiją, kadangi prabuvom visą savaitę, tai dabar netgi labai glaudžiasi. Anksčiau būdavo kartais paguli kur nors ir vienas, o dabar greitai lekia kur mes, nes jisai atrodo, kad žiauriai bijo, kad mes vėl dingsim ir neaišku, ar grįšim. Įdomus toks dalykas, kad kūdikis tik gimęs, jisai jeigu mato mamą, jis galvoja, mama yra. Jeigu mama kur nueina, jis galvoja, kad mamos jau nebeliko. Apskritai nėra. O šuo, kadangi yra kaip vienų metukų vaikas, tai sakoma, nesakoma, aš čia taip nusprendžiau, aš taip sumaščiau, kad galbūt kiviui taip pat, kai jis mūsų nemato, galvoja, kad mūsų niekada nepamatys. Ne dėl to, kad mes negrįšim, bet dėl to, kad mes kaip pasakyti, mirėm. Nu tai va, taip keistai skamba. Tai kaip ir kūdikis nesuvokia to, tai gal ir šuo tai to nesuvokia. Tai va, įdomus toks faktas. Čia man papasakojo, tai va, žinau šitą faktą. Apie kūdikius, tai apie šunis irgi sumaščiau. Tai va, kivis dažnai deda galvytę ant kelių ir panašiai. Nu, toks mielas mūsų tas kiviukas. Tai va, ir dar, žinot, kaip pasakau anksčiau apie kivį, truputį apie kivį papasakosiu. Kivis dabar geria tabletes ir kad jisai gertų, tai aš įdedu į sviestą. Jisai praryja, net nekramto. Ir jam reikalingos tos tabletės, kad sutvarkytų kepenis. Ir jeigu kepenų rodikliai po dar kažkiek ten tų dienų, 8 ar 9 lyg dienų, dar gers tas tabletės ir bus rodikliai kepenų geri, tai tada mes jį kastruosime. Jei negeri, ieškosim rimtesnės priežasties, kodėl tie kepenys blogai dirba. Tai va, tai iškastruosim tik tai dėl to, kad šuniukas ilgiau gyventų. O ką, nejaugi jis nesupranta, kad jam reikia turėti šuniukų arba kad reikia turėti tą visą, neiškastruotą dalyką. Na ir pasakiau, bet jūs supratot. Tai va, tai. Nieko nerodau aš jums jokios ryto rutinos. Galiu tik tai pasakyti, kad išvedžiu. Per greitai kalbu. Išveriau moliūgių sriubos ir ką dar? Nieko daugiau. Ir susitvarkiau namus, taip, kaip sekmadienį reikia nedirbti daug, tai tik tai taip apyvidutiniškai. Ir jau rytoj, kai bus pirmadienis, tai jau tvarkysiuos kaip reikiant. Nors man atrodo rytoj visų šventų, ne, rytoj vėlinės. Vat nežinau, kada vėlinės, kada visų šventų diena. Nes tai taip pat yra visų šventų diena yra šventė, kaip sekmadienis ir reikia švęsti. Švęsti. Dirbti negalima. Na taip, aš buvau auklėta, kad sekmadienis geriau nedirbti, bet labai dažnai plaunu laiptinę sekmadieniais, kai išpuola mano diena, pavyzdžiui, kokia 9-8, ir aš tada plaunu laiptinę, man žiauriai išpuola darbingas, toks labai būnu darbinga, būtent sekmadieniais keista, bet matyt per savaitę nusibosta viskas, tada jau pasidaro, kažką kitą paveikti ir einu plauti laiptinės. O tada, sekmadienis, tai va.